šią popietę su jumis. Norime iš visos širdies pašlovinti mūsų karalių viešpatį. Įsileiskime į savo širdį šiandien. Neapsakomai nuostabus tu.
Kaip būtų, žinom, kad, meilė yra pati svarbiausia ir meilė yra ta, kurios mums dėja dažniausiai ir trūksta. Pirmiausia, meilė savo, tada meilės artimui, nuo viso to pasakoja savaime aišku, kad meilės ir Dievui. Jei kalbėčiau kalbomis žmonių ir angelų, bet neturėčiau meilės, jei turėčiau pranašystės dovanas, pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės, aš būčiau nieka. Kantri, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišpuiksta, į visą pakelia, į visą tiki, viskuo vylias, ji nesibaigia niekada, ji nesibaigia. Siūlas tai yra gyvybė ir meilė. Tai diena kupina džiugesio ir šeimų bendrystės. Pasveikinkim vieni kitus šiandien taip gausiai susirinkusius į Raseinių dekanato tradicinę jau 4. šeimų šventę Pasaulio taika prasideda šeimoje. Šventę nuostabia, graži ir prasminga giesme pradėjo Marijos radijo. Gerbiamą kunigą mes dar išvysime scenoje truputėlį vėliau. Popiežius Pranciškus sako, kad geriausiai nusisekusios yra tos šventės, kuriuose dalyvauja visa šeima. Bet šiandien, mėlyjeji mano, švenčiame ne tik šeimos šventę, bet taip pat ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus. Jokie sovietinio režimo gąsdinimai, kankinimai ir trėmimai nesunaikino Teofiliaus Matulionio meilės Dievui ir artimui. Patyręs represijas jis išliko tėviškas ir tvirtas. Man tikėt, pasitikėt, tavo širdim ir tavo meilę. Kaip man nurimt ir atsiduot, beieškant vietos po šią saulę. Kaip man atleist visiems kaip tu, kai aštrus skausmas širdį gelia. Kaip man pažint, kas tu esi, kuris vedi keliu savuoju. Kaip įrašyt širdin žodžius, kuriuos girdžiu prie tavo kojų. Pasitikėk, pasitikėk manim, pasitikėk, kaip vaikas tiki tėvu. Pasitikėk, pasitikėk manim, pasitikėk, kaip mylimoji mylimuoju. Išgelbėjai mane, kad neduočiau tau, nes Dievo
užgis, ši ugnis nebeužges. Dievo vaikas Šiltai pasitikite scenoje Marijos radijo pramogų direktorius kunigas Povilas Narijauskas. Pačioje pradžioje, kada pirmieji žmonės staiga sugalvoja, kad jie gali būti dievais be dievo, kad jie gali būti tie, kurie nuspręs, kas yra gera, kas yra bloga, tie, kuriems gali priklausyti pažinimas. Ir kai jie žengia tą žingsnį, pirmas dalykas, kuris nutinka, jie pradeda žiūrėti vienas į kitą kitomis akimis. Vyras ir žmona, kurie turėtų žiūrėti vienas kitą meilės, pasitikėjimo akimis, pradeda žiūrėti kažkaip kitaip. Ir išraiška to kito žvilgsnio yra tai, kas vyksta po to, kai jie paragauja to uždrausto vaisius, arba to, kuris sako viešpats, jums jo nereikia. Nuo jo nevalgykite, nes kitaip mirsite. Jie sakė, aš jūs nužudysiu, jeigu jo pavalgys, bet jo užvalgius mirtis ateis kaip pasekmė. Ne bausmė, pasekmė, ir Dievas apie tai įspėjo. Ir štai užvalgo jie to vaisiaus ir pažvelgia vienas į kitą, mato nebe tai, ką matė anksčiau. Ir kadangi mato ne tai, ką matė anksčiau, jie ką pasidaro, jie pasidaro pirmosius drabužius. Anksčiau žvelgia į kitą ir žiūrėjo, štai tas arba ta, kurį myliu, dėl kurio gyvenu ir kuriam gyvenimas stengiasi padaryti geresnį ir gražesnį. Ir po pirmosios nuodėmės, tą, kurią mes vadiname gimtąją nuodėmę, jie staiga pakeitė žvilgsnį Dievą, pagalvoja arba palaikė, kad Dievas yra tas, kuris nėra toks geras. Dievas yra ne tas, iš kurio vis ateina. Jie tada žvelgia vienas į kitą ir sako, o, štai yra tas,
kuriuo aš galiu pasinaudoti, kad pasiekčiau tai, kas man yra reikalinga. Ir žmogus pasijautęs nesaugus, gyvendamas meleis pasijaučia nesaugus, nes tai, kas yra aplinkui jį, tampa jam svetima ir nepažįstama. Jis bando prisidengti tai, ką lengviausia yra išnaudoti. Tai tau noriu dėkot, mano Dieve, už tai, ką padarei, malonę, savo ramybę, meilę šviesą, tamsoje įžiebei, danguje angelų balsai, neužgoš mano giesmės. Savo gyvenimą dedu prie tavo kojų, karaliau mano širdies. Tik tau, mano Dieve, osana giedam, šlovė tau, karaliau, išaukštintas būk. Tai tu iš mirties išgelbėjai mus. Aš atiduodu visą save tik tau vienam. Mano gyvenimas žemėj šioj tebus skirtas tau, Dievui amžinam. Už kraują pralietą, už laisvę žadėtą, tai tu iš mirties išlaisvinai mus. Laiminga šeima ta, kurioje daug vaikiško juoko ir mažų rankų apkabinimų. Kartais viešpats mums turi ypatingą planą, ypatingą meilės išbandymą ir atsiunčia į šeimą vaikus, kuriems reikia daugiau rūpesčio, daugiau dėmesio, atsidavimo, pagalbos ir žinoma begalinės meilės. Visi vaikai nori ir turi būti mylimi. Visi vaikai nori žaisti, juoktis, džiaugtis ir bendrauti pagal savo poreikius ir galimybės. Dėmesio, mėlyjeji, dabar, jau dabar, simbolinis 365 metrų Mildutės bėgimas. Rankytės! Žemyn! Aukštyn! Žemyn! O pamatysim? Poliukais apsisukam! Į kitą pusę! Pritupimai! Tupiam! Stojam! Tupiam! Atsitupiam! Atsitupiam! Ir paplojam! Malūnai! Įkvepiam ir iškvisim. Ir grįžtam atgal prie starto linijos. Nebėgsi?
Primename, kad jau kitais metais ir vėl susitiksime šeimų šventėje ir mes net žinome kada. Užsirašykite, kad kitais metais Raseinių dekanato šeimų šventė gegužės 20 dieną. Na, kad jūs lydėtų angelai sargai visus kitus metus iki kitų metų šventės, išeidami iš šventės, pasiimkite po angelą sargą iš Raseinių miesto žmonių širdies. O dabar dovana sustiprinsinti čia esantį kiekvieną ir suteiksinti vidinės ramybės. Dovana, kuri pripildys mūsų širdis meilę, gėrių, šviesa, šilumą ir ramybę. Dovana, kuri pripildys mūsų širdis meilę, gėrių, šviesa, šilumą ir ramybę. Į sceną kviečiame visus, tiksliau ne visus, bet mūsų mylimus šaulius kunigus, kurie suteiks ypatingą šventinį palaiminimą. Taigi pakvieskime aplodismentais. Aš čia vis kažko laukiu, galvoju, dar kažkokia giesmė bus, o pasirodo, kad aš jau turiu jau laiminti visus kartu su kunigu. Tai tikrai visiems labai ačiū, kaip dainavo telebimbam. Tikrai buvo gera mums čia būti, ar ne taip? Taip. 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 Taigi lauksime kitais metais tokie gražiai šventėje, o dabar priimkit bažnyčios palaiminimą. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpatie išklausyk mūsų maldą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visus, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Šventas tavo vardas, teateinie, tavo karalystė teesie, tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.